Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 690, paprastoji, natūralioji, buitinė, gražioji, kaip visada. Ačiū Jums, kad esate, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate ir ačiū visiems už paramėlę. Tiek Patreon platformą, tiek ir pervenant paramėlę į komiko teatrą pačioje. Čia yra visi rekvizitai užrašyti reikalingi pavedimam. Tiek paspaudžiant tą mygtuką ačiū. Ten galite paaukoti kiek tik tai norite ir tapti mūsų kanalo klubo nariais. Džiugesys iš tikrųjų aplanko čia kaip įvairiausi ekonomistai. Čia kabutėse ekonomistai iš tikrųjų bankų visokie samdinukai ir klerkai plauna mums smegenis, kad čia viskas taip gerai, mes praktiškai pralenkėm visus, tik tai paaiškėja, kad Lietuva tarp 5 skurdžiausių Europos valstybių, čia matyti irgi jiem atrodo pasiekimas, tai čia toksai kaip ir linksma žinia, mes jau pralenkėm turbūt visus ir pagal kiaušinių kainas. Tokia virš 4 eurų kiaušinių, tokių laisvai laikomų, labai gal su muzika prižiūrimų, gal su masažu ir spa procedūrom prižiūrimų vištų kiaušiniai. Vat gali būti taip, matyt, čia į kainą įskaičiuota ir baseinas, džakuzi, pirčių kompleksas tom vištom, masažas, veido priežiūra, losjonai įvairiausius ir kvapnieji aliejai. Dėl to suprantama, kad tos labai laimingos vištos deda tokius brangius kiaušinius. Čia su lengva ironija ir sarkazmo, bet kainos va tokios jau kai kur atsiranda. Važiuojame toliau. Mūsų garbusis, šaunusis, tas, kaip čia žmonės sako, aukštas ir gražus. Pastaruoju metu vis dažniau žmonių klausia, kodėl jisai gražus? Jisai geriausiu atveju tik aukštas, bet tai visiškai neprivalumas. Visiškai neprivalumas paaiškėjo dabar, praėjus pusmečiui, daugiau galima sakyti, kaip pusmečiui praėjus VRK prabudo ir nustatė, kad prezidentas pažeidė įstatymą, nes, sakykime taip, pasinaudojo paslėpta politinė reklama. Gitanui Nausėdai. Komisija pripažino, kad Nausėdos dalyvavimas pokalbių laidoje prieš prezidento rinkimus buvo paslėpta politinė reklama. Tik per plauką Nausėda išvengė prievolės už tai sumokėti 18 000 eurų. Prezidento advokatasgi sako, kad komisijos sprendimas nelogiškas ir žada jį skųsti teismui. Be to apkaltino tyrimą atlikusias komisijos narės sąsajomis su konservatoriais. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Pavasarį prezidentas Gitanas Nausėda sudalyvavo populiarioje laidoje Kitokie pasikalbėjimai. Tai čia ne aš vienas aukštas ir gražus. Gaidystum. Greitai sustojam nugarau. Visas pokalbis paviešintas gegužės 6-ąją. Fantazijos LT. Prezidento rinkimų pirmojo turo. Fantazuok. Todėl rinkimų komisija ėmėsi tirti, ar tai nebuvo Nausėdos reklama rinkiminės kampanijos metu. Ar mane raustina prezidentas dabar jau? Prezidentūra teisinasi, kad tiesiog sulaukė laidos kūrėjų kvietimo ir jį priėmė. Čia galima visaip komentuoti, bet faktas, kad tai buvo nepažymėta reklama prieš rinkimus, buvo padaryta laida. Niekada anksčiau tose laidose, kiek man yra žinoma, jisai nėra dalyvavęs ir tik sudalyvavo toj laidoj prieš rinkimus. Nemokamai. Neva nesuprato, kad tai gali būti, kai prieš rinkimus dalyvauja įvairiuose nestandartiniuose projektuose, kur tu niekada nedalyvavai, kad tai gali būti vertinama kaip paslėpta politinė reklama. Ir neva tai visa Nausėdos komanda to nesuprato. Įjungti durnių, va taip sekti pasakas irgi galima, beje, dar labai juokingai atrodo, kai advokatai sako, žinokit, čia gali būti, kad čia konservatorių kerštas mum yra. Dabar su tais pačiais konservatoriais jisai bučiuojasi, myluojasi, praktiškai atlikinėja konservatorių įvairiausius veiksmus, turiu omeny, sakysim, jo pareiškimus Žemaitaičio atžvilgiu. Beje, neprisimena niekada iš jo kokio nors rūstesnio žodžio, kai konservatorių tarpe paaiškėjo ne vienas pedofilijos atvejis.
Ar girdėjom, kad prezidentas Nausėda būtų pasmerkęs visą tą partiją ir jai pasakęs, pavyzdžiui, kad reiktų susitvarkyti ir ministrai turėtų lėkti, pavyzdžiui, iš posto, vienas iš jų, pavyzdžiui, turėtų lėkti ministras koks nors švietimo, nes tai susijęs su vaikai, o kadangi partija susijusi labai tampriai su pedofilija ne vieną kartą, per pastarąjį dešimtmetį, dar daugiau 15 metų, gal kokie 6 ar 7 yra pedofilijos atvejai ryškus tokie žymus su teismų sprendimais ir visi susiję su tą vienintelę partiją, su konservatoriais. Negirdėjomgi net pirstelėjimo, atsiprašau už išsireiškimą, iš pono Nausėdos, va šito atveju. Negirdėjom ir jokios, sakysim, normalios pasipiktinimo bangelės iš jo dėl kitų konservatorių skandalų. Ir dėl, pavyzdžiui, paskutinio skandalo, jisaigi rūsčiai netreptelėjo kojelę dėl GRU, Rusijos karinės žvalgybos profesionalaus agento suradimo šitoj partijai. Priminsiu, kad agentas buvo sugautas pernai, prieš visus rinkimus. Ir jau buvo žinoma informacija, tikrai prezidentas žinojo, ir ta informacija nebuvo niekur skelbiama, kad jis jau buvo sulaikytas. Visi rinkimai praėjo, po visų rinkimų tik išlindo galai, nors informacija buvo žinoma. Kodėl nebuvo skelbta, kai jį pagavo su įkalčiais? Jau tada būtų aišku, kad nukentėtų visa partija ir per prezidento rinkimus, ir per Europarlamento rinkimus, ir per Seimo rinkimus, nes tos pačios partijos patriotai susigaudytų, kad šitos partijos narys bendravęs su visais aukščiausiais pareigūnais, ministrais tame tarpe, su jų pagalba perdavinėjo Rusijai svarbę Rusijos kariniai žvalgybai informaciją. Ir kad jisai buvo ne vienas irgi ir kvailiui aišku. Ar prezidentas ką nors kriuktelėjo į tą pusę? O jeigu prezidentas negavo tokios informacijos, kad pernai metų pradžioj buvo sulaikytas GRU agentas, reiškia, turėjo lėkti vadovų, saugumiečių galvos, nes jie slėpė nuo prezidento tokią ypatingos svarbos ir nacionaliniam saugumui šiuo atveju pakenkusią informaciją. Ir dabar jisai sako, čia žinokit konservatorių užmačios. Aš tai galvoju, kad jisai ranka rankon su jais dirba ir dabar įjungęs durnių, va čia tokias pasakas seka, pusę metų praėjo po rinkimų. Tokį faktą, kad buvo pažeistas rinkimų įstatymas ir buvo paslėpta politinė reklama, gali nustatyti va taip. Pažiūrėjai laidą ir supranti, kad pažeidimas. Viskas. Po savaitės pranešimas. Ir turi susimokėti. Ja. Ir kai čia daromas va toks spektaklis, ne va tai yra teisingumas, man iš tikrųjų yra juokinga. Važiuojame toliau. Neblaivi liberalė buvusi nuo liberalų kandidatė į Vilniaus merus Radvilė važiavusi greta virš 2 promilių pripūtusi šitą ponę, apskundė teismo sprendimą ir sako, nu per griežtai čia mane nubaudėt. Aš priminsiu, kad jinai pagauta važiavusi su mažametė, nepilnametė mergaite mašinoj virš 2 promilių pripūtė ir jinai pasakoja, kad jinai vežė mamai moliūgus. Nors teisme jinai sako, aš čia organizavau mamai, tą gimtadienį organizavau ir be organizuodama išgėriau vyno. Tai bet daugiau kaip pripūtėt. Ai, nu tai viską išgeriau. Tai ir vyno, ir viską be organizuodama. Negana to, teisme paaiškėjo, prokuroras tą pasakė, kad jinai dar su tam 2 promilėm ir per raudoną šviesoforą pravažiavo, nors teisme jinai aiškino, kad jinai puikiai jaučiasi taip gerai. Viskas jai buvo tokia gera savijauta, tai tikrai negalvojo, kad negali važiuoti. Tikrai negalvoju, nes labai gerai jautėsi ir žvilgsnis buvo žvitrus, skvarbus, tik nepamatė, kad važiuoja per raudoną. Dėl ko beje, matyti, ir buvo sustabdyta, o tada ir paaiškėjo, kad yra per raudoną ir dar stipriai privožus. Juk virš 2 promilių, tai jau taip sakant, moteriškiai,
Tai yra, nu, kaip reikiant. Bet jeigu taip normaliai vyną užsigėrė viskeliu, kad vynas, nu, toks skalsesnis būtų, tai suprantama, kad jau nuotaika tikrai buvo gimtadieniška. Liberalai. Tiesa, po to iš tų liberalų jinai pasitraukė. Liberalai sako, baikit, kaip čia moliūgus gyvežt galima, netgi truputėlį, gal net ir jeigu įvartoji, tai vis tiek, nu, liberaliai gyvažiuoji. Tas toks laisvas žodis, tokia laisva energija turi liestis, liberaliai energija. Ir čia kaip ir nieko tokio. Čia aš ironizuoju, bet, nu, jiegi visi va taip aiškinasi. Netgi pagauta su narkotikais viena ten veikėja buvo visų tų liberastų ginama, sako, nu tai kas čia tokio, kad jinai truputį pavarto. Taigi čia normaliai, fainai. Nu, ką daugiau komentuoti. Čia jiems visiems atrodo fainai. Bet jai nepatiko teismo sprendimas, o prokuroras ten pareikalavo ir automobilio pinigų sumą, tiek kiek automobilis vertas konfiskuoti ir vairuotojo pažymėjimą atimti ir ten dar visokiausių kitokių veiklų, nes jinai ne kartą dar prieš tai yra pažeidusi kelių eismo taisyklės visom įvairiom įmanomom formų. Ir greitį viršius, ir ne ten stovėjo, ir važiavo ne tą eismo juostą, kur apskritai galima. Ir jis sakė, nu suprantate, aš labai daug dirbu, tai man galima. Nu, nežinau, ką daugiau komentuoti, bet liberalizmas vat save taip traktuoja. Jiem pažeidinėti viską galima, nes jie važiuodami tuo metu labai gerai jautėsi. Jinai jautėsi Radvilė. Labai gerai. O juk galėjo su 2 promilėm baigtis labai liūdnai ir jinai galėjo ir pati, ir vaiką, ir dar kitus žmonės sužeisti. Sužeisti čia, kaip pasakyti, čia turbūt švelniausias variantas. Galėjo dar blogiau baigtis. Bet jinai visą tą priima kaip kažkokį nuotykį. Toks nutikimas va toks. Nesuvokdama apskritai, ką padarė. Liberalai. Važiuojame toliau. Štai čia yra Klaipėdos miesto stotelė. Stotelė vaikams. Čia miškiukas, čia Klaipėda. Štai čia yra pėsčiųjų perėja. Pažiūrėkime. Pėsčiųjų perėja. Nu, turbūt į tą stotelę. Na ir einame mes per pėsčiųjų perėją, kuri štai čia. Kodėl aš tą... Va, einam. Čia toks takiukas. Va, vaikam tiltukas. Va, tiltukas, einu aš va. Tiltukas, einu. Va, takeliu. Ui. Takeliu. Į kitą pėsčiųjų perėją. Taigi, kodėl aš tą pėsčiųjų perėją čia filmuoju? Jau galima pavadinti ją Gentvilo perėja, Simono Gentvilo perėja, todėl kad prieš kiekvienus rinkimus jis vis čia žada sutvarkyti šitą situaciją. Vagi. Praleidžia mane automobilis. Ir štai čia irgi baigėsi pėsčiųjų perėja. Kur nori, ten eini. Va taip va, į šitą griovį. Va, čia gatvelė. Taip va. Taip vaikai kiekvieną rytą čia važiuoja į mokyklą. Taigi grįžtant prie Simono Gentvilo. Kiekvienais rinkimais, prieš kiekvienus rinkimus jūs gyventojams čia žada patvarkyti situaciją. Galvoju dabar, kad mes jam čia paminklą galėtumėm pastatyti gyvam esant. Nu va taip va, vaikučiai va taip va eina į autobusą. Čia 21 amžiui, Klaipėdos mieste. Va,
Taip va, vaikučiai eina ryte, aišku, tamsoj, kaip suprantate, į va šitą autobusų stotelę. Va čia toks tiltukas, čia truputėlį skylutė. Taigi, Simonai Gentvilai, čia jūsų rinkiminių pažadų vieta, taip suprantu. Čia šitą reportažą apie unikalią perėją nuo gatvės į purvyną, taip sakykim, ir pažadus Gentvilų ir Eugenijos ir Siomos Gentvilų, kad čia sutvarkysim, prieš rinkimus jie visą laiką visokių fokusų žada, bet šitą unikalų reportažą atsiuntė mums Raimonda Zaborė, visuomenininkė, aktyvistė iš Klaipėdos. Iš tikrųjų ne vieną tokią istoriją jau ten jinai suranda, demaskuoja, bet nu čia iš tikrųjų yra. Apskritai, aš nesuvokiu, jeigu šitas kelias priklauso Via Lietuva, reiškia automobilių kelių direkcijai, tai tiesiog nepadaryti šaligatvio, tai yra nu, toks komunistinis aplaidumas, va toks visiškas, net tarybiniais laikais kažkas gautų per kepurę, va už tokią nesąmonę. Dabar šitiek metų žmonės per purvyną lapnoja ir tipo visiems viskas gerai. Elementariai čia, sakysim taip, kelių dienų reikalas. Iškast, paklot rinkeles ir užmiršt klausimą. Apšvietimą tiesa reikėtų padaryti, bet nu, man yra juokinga. Čia kaip kažkokioj aborigenų valstybė. Beje, panaši situacija yra ir Kuršėnuose. Pažiūrėkit, atsiuntė žmonės fotografijas iš Kuršėnų šaligatviai. Taip atrodo šaligatviai Kuršėnuose, čia komunalininkai valė kelią, visą tą sniegą ir mėšlyną nuo kelio suvertė praktiškai ant šaligatvio. Ir dabar per tą šaligatvį turi eiti ir mamos su vaikais, su vežimėliais, neįgaliai, senyvo amžiaus žmonės. Ir čia net komentuoti, ten ką nėra apskritai kažkokio seniūno, kuris pasižiūrėtų, kaip atrodo šaligatviai. Štai nėra atsakingų žmonių, komunalininkai, kurie užvertė tos šaligatvius sniegu ir visom, kas ten ant kelio visom šiukšliam buvo, jie ką nematė, ką padarė. Aš suprantu, kad traktoristas, kuris ten suvertė viską, jam nusispjauti, jam komandos reikia. Jisai, kaip sakyti, nesuvokia, ką jis daro. Bet kažkoks ten brigadininkas ar kažkoks seniūnas ar kažkoks seniūnijos darbuotojas, tai vis tiek turėtų daugiau kisėliaus galvoj turėti, kad suprasti, kad padaryta visiška nesąmonė, pavojinga dar nesąmonė. Juk per tokią pliurzę einant realiai žmogus gali kryptilt, slystyti ir nukristi po pravažiuojančio automobilio ratais. Ne, visiems vienodai, tiek vienu atveju Klaipėdoje, reiškia, kvailizmas akivaizdus, tiek kitu atveju Kuršėnuose kvailizmas akivaizdus. Ir ką čia komentuoti, čia nereikia turėti aukštesnio išsilavinimo ir didesnių pajamų, kad suvoktum, kad čia yra blogai ir reikia tvarkyti. Bet gal taip daroma specialiai, nes, nu kaip kitaip? Kaip kitaip galima sugalvoti? Jeigu jie turi tą aukštesnį išsilavinimą, tai jie reiškia, vat, ir vienu ir kitu atveju specialiai tai padarė, kad žmonės tiesiog klampotų po balas, keiktusi ir nervuotųsi, ir jiems būtų gadinama ir avalynė, ir nuotaika, ir net sveikata. Va. 21 amžius. Važiuojame toliau. Dar apie kelius. Štai žiūrėkite. Padarytas naujas kelias, autostrada, Via Baltica. Marijampolė, kaip matote, ženklai rodo, kad važiuoti tiesiai. Kaunas irgi važiuoti tiesiai. Vilkaviškis, Karaliaučius galima sukti į dešinę. Nėra parodyta, kad į dešinę pasukus galima nuvažiuoti į Marijampolę ir į Kauną. Ir žmonės, kurie nežino šito kelio ir važiuoja tiesiai, dar gal 10, gal mažiau truputėlį kilometrų iki sekančio viaduko ir tada turi įvažiuoti, ne va, tai galima į Marijampolę, ten turi grįžti, nes jau būna pravažiuota visa Marijampolė, štai čia žemėlapis šitos būtent vietos ir kaip matote raudona
linija pažymėta, jeigu pasukus link Vilkaviškio, užvažiuoja ant Pylimo, ten yra žiedas, apsisuki į kairę ir vat kaip parodyta rodiklė, gali nuvažiuoti į Marijampolę, bet rodikliai to nerodo. Ir žmonės, kurie rečiau ten važinėja, suprantama, kad pravažiuoja, nes nėra rodiklės. Nėra parodyta, kad ten būtų galima nuvažiuoti į Marijampolę. Va tokie cirkai. Kodėl taip padarė, kodėl taip pažymėjo. Čia automobilių kelių direkcija, kodėl klaidina vairuotojus. Ir užsieniečiai vairuotojai be abejo atvažiavę, pavyzdžiui, iš Latvijos, jie, aišku, vingiuos ten kažkur tolyn, jeigu pravažiavo pirmą posūkį į Marijampolį. Nes čia prie Marijampolės, reiškia, didžioji sankryža, ta, kur galima tiesiai į Marijampolę atvažiavus nuo Kauno važiuoti, tada pavažiuoja prie Vilkaviškio kelio, bet ten rodo, kad negalima nevatai patekti į Marijampolę. Nors ten vienas iš padoresnių kelių įvažiuoti tiesiai į Marijampolės centrą. Kaip taip vat suklydo begamindami ženklus? Čia irgi netyčia. Aš manau, kad čia konkrečiai tyčia. Konkrečiai padaryta tyčia. Ir vėl žmonės toliau važiuoja, daugiau sugaišta laiko, vėl krenta darbo našumas ir čia yra dar ir ekonominiai nuostoliai, nes fūrai reikia pravažiuoti kokį 20 km ratuką vietoj to, kad tiesiai nuvažiuotų į Marijampolę. Reiškia daugiau kuro, daugiau taršos, daugiau sugaištama laiko, daugiau išlaidų ir ekonominiai nuostoliai valstybei. Pabaigai čia štai tokią fotografiją atsiuntė, tokią kopiją gal ekrano atsiuntė mūsų žiūrovai ir klausė. Žiūrėjau, artimas žmogus išskrenda iš Vilniaus ir norėjau pasižiūrėti, kaip jis pakyla, kaip išskrenda. Atsidariau, reiškia, šitą sekimo, pavadinkim taip, skrydžio sekimo programėlę, o ten viršuje, kaip matote, Vilniaus oro uostas. Ir tas Vilniaus oro uostas pagal viską išeitų, kad yra Ukrainos oro uostas, nes ten prikabinta Ukrainos vėliavėlė. Vilniaus oro uostas. Visi oro uostai Lietuvoje yra sujungti į vieną krūvą, tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek Palangos. Bet mūsų galva, normalių žmonių mąstymo, tai jie priklauso kol kas Lietuvai, bet sprendžiantis iš viso šito, vat paženklinimo Vilniaus oro uostas identifikuoja save, juk čia oficialus puslapis. Oficialus puslapis. Atsidaręs bet kokiam užsieniečiui, tikrai nekils minčių, kad čia Lietuvai priklausantis oro uostas. Tiesiog pamąstymai su tom Ukrainos vėliavom aiškiai perlenkta, aiškiai nukvaišta. Ir dar tiesiog priminsiu visiems, niekur Europai tų Ukrainos vėliavų tokio kiekio ir tokio nukvailėjimo kabinti jas ant kiekvieno kampo ir ant kiekvieno puskampio niekur nėra. Kuo toliau į vakarus, tuo jų mažiau. Tiesiog, ar mes vakaruose, ar mes vis dar rytuose, ar tiesiog mes tą kompaniją, kurią kažkas laiko durniais. Čia tiesiog kiekvienam pamąstymui. Tai tiek šiandien iš Kiemo pusės, tai buvo 690 laida. Ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus ir tą širdelę ir tampate mūsų kanalo rėmėjais ir klubo nariais. Ir ačiū, kad paremėte tiek Patreon platformai, tiek pervesdami paramėlę į Komiko teatrą. Apačioje po šito video yra visi Komiko teatro reikalingi rekvizitai ir sąskaitos numeris. Visiems gerų dienų, ačiū už bendrystę ir draugystę, už pasidalinimus šito video. Ate.